Labadiena. Socialinis darbas užima vis svarbesnę vietą visuomenėje. Padeda žmonėms įveikti sunkumus, gina jų teisės, mažina socialinę atskirtį ir prisideda prie visos visuomenės gerovės bei socialinio teisingumo. Socialinio darbuotojo profesiją absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų vertina kaip ypač svarbią mūsų visuomeniai. Vienokios ar kitokios šių darbuotojų pagalbos per metus prireikia maždaug 100 000 žmonių. Apie socialinio darbuotojo profesiją kalbamės su Sauliumi Davainiu, socialinės apsaugos ir darbo viceministru. Labadiena. Labadiena. Alina Šukevič, Valakampių socialinių paslaugų namų, savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro padalinio vedėja. Labadiena. Labadiena. Bei Dovydu Španageliu, SOS vaikų kaimai Lietuva globos centro vadovu. Labadiena. Sveiki. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Taigi, pradėkime viceministrė nuo jūsų. Socialinis darbuotojas. Žmonės turi maždaug įsivaizdavimą, kas yra tas socialinis darbuotojas, nes jeigu tiek žmonių yra susidūrę Lietuvoje su socialiniu darbuotoju, bet turbūt kiekvienas turi savoj srity, kame susidūrė. O šiaip, kaip jūs apibūdintumėt, kas yra socialinis darbuotojas, ką veikia socialiniai darbuotojai? Iš tiesų labai geras jūsų klausimas. Jeigu žiūrint formaliai, taip įstatymiškai, tai socialinis darbuotojas tai yra asmuo dirbantis socialinį darbą, ką ir reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas. Bet remdamasis asmeninė patirtimi ir kolegų įžvalgomis, aš galiu pasakyti, kad tai yra šiek tiek daugiau negu profesija, tai yra pašaukimas, tai yra žmonės, kurie dirba tą darbą su empatija, atsidavimu, įsijautimu į kito žmogaus situaciją. Tai socialinis darbas tai tam tikra prasme yra kūrybiškas žinių ir įgūdžių derinimo procesas, ne vien tik tai formalus darbas siekiant atliepti asmens žmogaus arba vadinamo kliento poreikius. Kiek Lietuvoje yra socialinių darbuotojų arba dirbančių socialinį darbą? Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis pernai metais, tai yra 2025 metais, dirbo apie 5000 darbuotojų, būtent socialinių darbuotojų, bet apskritai visame socialinio darbo lauke dirba apie 17 000 socialinių paslaugų srities darbuotojų, turimo minty individualios priežiūros darbuotojai, užimtumo koordinatoriai ir kitos profesijos, kurias reglamentuoja teisės aktai. Tai iš principo 100 000 žmonių tenka apie 17 000 socialinių paslaugų srities darbuotojų. Čia daug ar mažai, ar užtenka socialinių darbuotojų, socialinės srities darbuotojų Lietuvoje? Taip, tai turint mintyje demografinius pokyčius Lietuvoje ir paslaugų augantį poreikį, darbuotojų skaičius be abejo, kad turi būti didesnis. Ir dėl to žinau, kad valstybė finansuoja šiek tiek daugiau ir socialinio darbo studijų nemokamų, tam, kad atliepti tiesiog į tą kilantį poreikį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra ta ministerija, kuri kuruoja būtent socialinio darbo sritį. Taip. Kokie yra planai ministerijos, kokie galbūt lūkesčiai šitai sričiai ir ką mes darome, ką daro ministerija kaip ministerija? Taip. Tai iš tiesų ministerijos turbūt viena iš pagrindinių funkcijų reguliuoti tam tikrą žmonių visuomenės gyvenimo sritį, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viena iš koordinuojamų sričių yra socialinės paslaugos, socialinis darbas ir be abejo pirmoji vieta yra teisėkūra, tai yra dirbančiųjų, tai yra socialinių darbuotojų veiklos reglamentavimas, turimintyje socialinių paslaugų įstatymo formate, socialinių paslaugų katalogo formate. Taip pat yra ir pačios socialinių paslaugų teikimo veiklos reglamentavimas. Tai vėlgi socialinių paslaugų įstatymas numato, kas gali gauti socialinės paslaugos, kokie turi būti teikimo elementai. Tai teisėkūra viena iš pagrindinių, tai yra veiklos reguliavimo turbūt pagrindinės sritis. Teisėkūra, tai paprastai tariant, rengiame įstatymus, kad tobulintume, gerintume šitoje srityje dirbančių žmonių padėtį. Taip. Ir kartu, kad gerėtų paslaugos. Taip, tai yra klientų reguliavimą, reguliuoja, tai yra socialinių paslaugų kokybė,
taip pat ir poįstatyminius aktus, tai yra įvairūs ministro įsakymai reglamentuojantis socialinės paslaugos, tai yra socialinių paslaugų katalogas, yra socialinių darbuotojų pareigybių sąrašas, taip pat yra socialinių darbuotojų etikos kodeksas, vėlgi ministro įsakymai yra patvirtintas, kitaip sakant, visos veiklos reguliavimas. Pone Alina, jūs esate socialinė darbuotoja. Kodėl jūs rinkotės tokią profesiją? Tai iš tikrųjų socialinis darbas pasirinko mane, ne aš jį. Nes tais laikais, kai įstojau, tai buvo 2008 metai, tikrai taip plačiai nebuvo kalbama apie socialinį darbą. Ir aš atsimenu, kad studijo aprašuose man labai įdomiai nuskambėjo. Nuskambėjo perspektyva darbo ir be abejo dar patraukliai skambėjo tai, kad savivaldybės įstaigose galėsi dirbti ir ten ministerijose. Ir aš jį pasirinkau. Taip įsitraukiau, kad 16 metais įstojau į magistrantūrą socialinio darbo Vilniaus universitete. Ir vis tiek ilgiuosi tos akademinės srities ir nežinau, ar tai pabaiga, nes labai norisi grįžti ir į akademinę sritį ir dar labiau pažinti socialinį darbą. Šitam sprendimui ir praktika, patirta darbinė praktika tikrai nulėmė sprendimą toliau gilintis į socialinį darbą. Tai kadangi dabar stojimų metas, tikrai labai kviečiu rinktis Vilniaus universiteto socialinio darbo studijoms, nes aš jame gavau labai stiprų vertybinį pagrindą, kuris iki šiol formuoja mano darbo praktiką. Dabar jūs dirbate socialinę darbuotoją. Papasakokit, iš ko susideda jūsų darbas. Ką jūs dabar darote, kad žmonės tiesiog suvoktų praktiškai, kaip tai atrodo? Iš tikrųjų, tai yra tiek platu, kad aš net nežinau, nuo ko pradėti. Mano darbo diena nėra ta tipinė darbo diena, kai tu žinai, kad ateisi, įsijungsi kompiuterį ir kažkokį rengsi raštą. Darbo diena gali prasidėti nuo labai įvairių veiklų. Gali būti, kad reikia susėsti su komanda, strateguoti, ieškoti sprendimų. Galbūt reikia čia ir dabar padėti paslaugų gavėjui išspręsti iškilusią problemą. Tai darbas tikrai labai įvairialypis, labai daug savirealizacijos galimybių, labai daug reikia papildomų žinių. Reikia nuolat mokytis, tobulėti, ieškoti papildomos informacijos, teisinėje srityje, ekonominėje, sveikatos priežiūros. Iš tikrųjų labai įvairialypis ir turiningas darbas. Ir pagrindinis mano kaip socialinio darbo atstovo darbas tai yra nuolatinis darbas su savimi. Nuolatinis darbas su savimi, kad išlaikyti galios balansą, nes tikrai socialinis darbuotojas santykėje su paslaugų gavėju turi tą galią didesnę negu paslaugų gavėjas, todėl labai svarbu tos galios nerodyti, išlaikyti ribas, tikrai gebėti priimti kito žmogaus pasirinkimą, gerbti kito žmogaus sprendimą. Tai dar vyksta apart tokių ir pareigybės aprašyme nustatytų veiklų ir darbų, dar vyksta lygiagrečiai labai stiprus darbas su savimi kaip specialistu. Pone Dovydai, jūs irgi socialinis darbuotojas, kodėl rinkotės tokią profesiją? Nes man galbūt keistai, nežinau, ar teisingai susidarė toks įspūdis, kad daugiau socialinį darbą renkasi moteris. O čia labai džiugu matyti vyrą. Sakykit, kodėl jūs rinkote šitą profesiją? Nežinau statistinių duomenų, bet sprendžiant pagal tai, kai aš studijavau socialinį darbą, tai ta proporcija buvo ryški, tikrai didesnė dalis buvo merginų studijuojančių socialinį darbą. Kiek atsimenu, pas mus galbūt kurse buvo apie 40 žmonių ir iš jų gal tik tai 4 vaikinai, kur, kiek žinau, po šiai dienai dirba socialinį darbą, tai tas labai džiugina. Čia turbūt retas toksai atvejis, kad taip pavyksta ir visi 4 sėkmingai užbaigime studijas. Mane į socialinį darbą, sakyčiau, atvedė gyvenimo toks, sakyčiau, kelias, nes mano artimoje aplinkoje mama daug metų dirbo socialinių paslaugų įstaigoje, jinai dirbo finansininkė, bet aš visada buvau arti to socialinio darbo, tai nemažai teko ir savanoriauti socialinių paslaugų įstaigose, seniorų socialinės globos namuos, šeiminios namuos, taip pat teko savanoriauti visai nemažai socialinėse dirbtuvėse. Tai tos patirties, tokios savanorystės pagrindų turėjau labai nemažai,
bet kas įdomu, kai atėjo metas rinktis studijų kryptį, tai pirmasis mano pasirinkimas, sakykim, paveiktas kitų žmonių įtaka, labai populiarus tuo metu vaikinų tarpe buvo informacinės technologijos. Jau informacinės technologijos bus mano kelias, tikrai geras uždarbis garantuotas, profesinė sėkmė, ir aš iš pradžių studijavau multimedijos technologijas, bet atėjus antram kursui kažkaip atėjo momentas apsispręsti. Ar aš noriu tęsti šias studijas ir toliau dirbti šitą darbą ar ne. Tai mano sprendimas buvo ne, kad aš tokio darbo dirbti negalėsiu ir tiesiog išvaistysiu dar 2 metus neproduktyviai. Taigi tuomet įstojau į socialinį darbą Vytauto Didžiojo universitete švietimo akademijoje ir tenais sėkmingai užbaigiau studijas. Iš ko susideda jūsų dabartinis darbas? Ką konkrečiai jūs veikiate? Dabar konkrečiai esu globos centro vadovas, tai mano darbas susideda viso globos centro veiklos koordinavimas, tai tiek ir globos koordinatorių, tiek ir globėjų įtėvių rengimų specialistų, psichologų. Tai pagrindinis darbas vyksta turbūt viduj komandoje, aktyviai komunikuojam, sprendžiam įvairias situacijas, nes labai dažnai ir iš tikrųjų visada tos situacijos būna krizinės, ypatingai jeigu vaikas būna paimtas iš nesaugios aplinkos ir jam reikia užtikrinti saugią aplinką, tai čia pasitelkime ir budinčius globotojus, kurių turime 10 Vilniuje šiuo metu veikiančių. Tai tie sprendimai turi būti ir greiti, ir kokybiški, ir pasverti visada. Tai labai aktyvus darbas vyksta komandinis, be abejo su savivaldybės institucijom bendradarbiavimas, taipogi ir su ministerijos atstovais bendradarbiavimas, tiek sprendžiant praktinės situacijas, teisės aktų korekcijas, derinimus įvairių projektų. Tai tas darbas labai aktyvus ir dinamiškas. Kas jūs įkvepia darbui? Mane asmeniškai Ateinat į darbą ir kas jūs įkvepia? Mane įkvepia turbūt kiekvieną dieną, kai mes pamatom kažkokį pokytį. Labai dažnai turbūt mūsų paslaugų gavėjas to pokyčio nepastebi, bet čia turbūt mūsų kaip socialinių darbuotojų yra pareiga tą pokytį parodyti. Tai kadangi ypatingai dirbam su jautria grupe vaikais ir ypatingai dar netekusiais tėvų globos, su patyrusias trauminės patirtis, tai tą pokytį pastebėti labai svarbu kiekvieną dieną ir tą būtent parodyti tiek globėjams, tiek tėvams, kurie siekia susigrąžinti vaiką į biologinę šeimą, kad tas pokytis yra realus. Tai man atrodo, tas įkvepia labiausiai. Dirbate ir su šeima būtinai, kad jį... Su šeima, kada jau yra vaikas netekęs tėvų globos, aktyviau dirba atvejo vadybos specialistai, bet be abejo mes taip pat prisiliečiame prie šeimos, organizuojame susitikimus su biologinė šeima, tai neatsiejama dalis yra ir biologinė šeima mūsų, sakykime, srityje. Jūs kas įkvepia? Mane tai įkvepia tai, kad aš manau, kad didesnio žmogiškojo prestižo profesijos nėra. Tai yra nuolatinis santykis su žmogumi, kaip minėjo ir kolega, tai yra ir pokyčių stebėjimas, kuris labai dažnai didžiai visuomenės daliai yra nematomas. Taip pat mane įkvepia, kad gali drąsiai atstovauti žmogų, kad gali padėti žmogui ginti savo teises. Aš pati iš savęs esu tokia, man labai teisingumo momentas yra svarbus, tai aš tikrai labai siekiu savo darbę padėti ir žmonėms kartais tam tikras ir sisteminės kliūtis bandyti išspręsti ir ta galimybė mane įkvepia taip. Viceministrė Sauliau, galbūt žiūrovai šiek tiek nustebs, bet be kitų savo studijų esate baigęs ir socialinį darbą. Tikrai taip. Kodėl rinkotės tokį dalyką? Geras klausimas. Vat kaip kolega minėjo, kad buvo jo, sakykime, pasirinkimo metais labai populiaru IT, tai kuomet aš baigiau vidurinę mokyklą 2002 metais, tai buvo labai populiari kažkodėl vadyba. Ir tu, jeigu tapsi vadybininku, galėsi praktiškai bet kur dirbti, pradedant pardavime kažkokių produktų, baigiant žmogiškų išteklių srityje, kur vėlgi galėsi tu tą vadybą atlikti. Bet aš kažkaip norėjau kitokio kelio,
Visuomet mane traukė politika, psichologija, o vat socialinis darbas tam tikrą prasme buvo tos politikos ir tos psichologijos tarsi samplaika. Ir taip jau nutiko, kad aš įstojau 2002 metais į Kauno kolegiją, tada baigiau studijas 2006 metais, tai buvo profesinio bakalauro studijos, tuomet labai populiaru buvo rinktis kelią toliau ir mes dauguma su grupės kolegų įstojom į tuometinį Vilniaus pedagoginį universitetą, į edukologijos studijas ir baigėm edukologijos bakalauro studijų programą, tuomet aš įstojau tą politiką išsvajotą, kurią pabaigiau ir dar po keletų metų įstojau į Mykolo Riomerio universitetą į socialinio darbo magistrą, tai sakykime, studijavau socialinį darbą 2 kartus. Praktiškai beveik visą tą laiką aš dirbau jį ir tiesiog, tai buvo neatsiejama mano gyvenimo dalis. Dirbote socialiniu darbuotoju? Taip, mano karjera prasidėjo Lietuvos Karito vaikų dienos centre, kur dirbau berods 3 metus ir baigdamas jau 3 darbo metus įsidarbinau sveikatos priežiūros įstaigoje, tai tuometinėje Respublikinėje Kauno ligoninėje, kurioje dirbau iki pereinant į viceministro pareigas, tai 19 metų. Kaip jums viceministro poste padeda teorija ir praktika socialinio darbo? Tai žiūrint tokia plačiaja prasme, tai socialinio darbo teorija tarsi, įgalinimas veikti kitą asmenį arba skatinti pokyčius kitame. Praktinėme darbe tai kontaktas su žmogum, jo padrąsinimas, paskatinimas siekti mažais žingsneliais to, ko jisai norėtų arba ko reikėtų siekti. Tai man kasdieniniam darbe bendraujant su žmonėm ir, kaip ir minėjau, dalyvaujant teisėkūros procese yra labai reikalingos tos žinios, tas planavimas, tas mažais žingsneliais pokyčio siekimas, labai praverčia psichologijos žinios, be abejo teisės žinios, kurių buvo labai daug. Tai tiesiog tie įgūdžiai, kuriuos aš turėjau praktiniai veikloje, aš juos galiu perkelti šiandieną dirbdamas šitą darbą. Ar socialinis darbas jums yra tik tai profesija? Ar gal kažkas daugiau, sakykime, gyvenimo būdas yra, esu girdėjus, kad sakė, jūs turbūt minėjote, kad gyvenimo būdas. Ar jums irgi gyvenimo būdas tai? Nesakyčiau, kad tai tik profesija, ar nesakyčiau, kad tai tik gyvenimo būdas. Turbūt tai abu dalykai viename, nes be kita ko socialiniam darbuotojui turbūt reikia turėti tą vidinę ugnelę ir motyvaciją siekti pokyčio, bet tuo pačiu būtinas šalia ir profesinis kelias, kuris mums duoda įrankius, kuriuos mes pasitelkiam savo darbe. Tai turbūt abu dalykai yra nemažiau svarbus, nes mes vis tiek vadovaujamės ir mokslų grįstom praktikom, teorijom, tai tas yra neatsiejama dalis, bet be abejo ta vidinė motyvacija ir variklis yra turbūt kiekvienam socialiniam darbuotojui ir manau, netgi uždarius savo darbo vietos duris, tą darbą parsinešom mes į namus. Kaip tik norėjau klausti, ar jūs 24 valandas esat socialinis darbuotojas? Manau, jeigu apklaustumėt, kad 90% socialinių darbuotojų tikrai pasakytų, kad taip. Ir neretas atvejis, kai išsimiegi ir pabundi ir žinai sprendimą kažkokiai situacijai, pavyzdžiui. Tai neretai reikia ir pačiam įsijausti į kito žmogaus situaciją, kad tu rastum geriausią sprendimo būdą, kaip tą situaciją išspręsti. Alina, o jums ar tai tik profesija? Tai gal ne tai, kad tik profesija, bet aš manau, kad tai labiau profesija, nes kai kalbame apie gyvenimo būdą, aš matau labai daug rizikų tame. Kai tai tampa gyvenimo būdu, tai gali dingti ribos, sunku išlaikyti santykį, kyla perdegimo rizika, tiesiog dažnai girdžiu irgi apie tai, kad tai gyvenimo būdas, bet visgi manau, kad turi būti balansas. Tai yra profesija, grįsta mokslu, reikia tam tikrų kompetencijų, tikrai nepakanka būti geru ir empatišku žmogumi, tas gerumas kartais gali labai stipriai žaloti. Tai vėlgi mano nuomonė, kad tai yra profesija, kaip ir visos kitos profesijos, bet tikriausiai kai kuriuose srityse reikalaujanti daugiau emocinių resursų, gebėjimų, vertybinio pagrindo gal kiek kitokio lyginant su kitom profesijom, bet tai yra profesija. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti darbė jums? Tai
Tai iššūkių labai daug, nuo sisteminių kliučių, kur yra socialinių darbuotojų pasipriešinimo poreikis, iki paslaugų gavėjo nemotyvacijos, mano kaip specialisto neteisingo veikimo, jo irgi yra. Ir tenka pripažinti tas klaidas, būti atvirai santykiai ir su paslaugų gavėju, ir su sistema. Paslaugų gavėjo nemotyvacija, tai kitaip tariant, ar aš teisingai suprantu, kad jūs norite žmogui padėti, o jis priešinasi. Tai tiek, kad galbūt žmogus ne visada gali drąsiai priimti pagalbą, kartais ir specialistas galbūt veikia ne tą linkmę, ne tokį būdą parinko, ne tokią priemonę ar ne tokį metodą. Tai tiesiog darbas yra sunkus ir specialistui, kartais procesas yra sudėtingas ir specialistų, ir paslaugų gavėjų, ir kartais tikrai gali ir specialistas veikti neteisingai. Tai va šitoje vietoje ir iššūkis mums kartais būna atsisakyti to savo ekspertiškumo, to savo žinojimo, kad aš žinau geriau, tai va jau kalbėjau apie galią. Tai čia irgi kartais iššūkis specialistui. Tai nuo tokių labai kasdienių iššūkių iki savęs kaip specialisto tapatybės iššūkių, kaip jau ir paminėjau, apie tą ekspertiškumą, apie galią, apie kartais tą perdegimą, nes ir mes kantrybės gal turim daugiau negu žmonės, bet esame žmonės ir kartais jauti, kad ir tau jau gana ir vat svarbu mokėti, kaip su tuo dirbti, kur rasti tą palaikymą, su kuo gali tą refleksiją gauti, tai vat ir bendruomenės, mūsų socialinių darbuotojų kaip bendruomenės labai svarbus tas savitarpio pagalba, bendrystė. Tai. Dovydo, jūsų iššūkiai kokie? Dabar kaip globos centro vadovo iššūkiai mano turbūt pagrindiniai yra globėjų trūkumas. Tai tikrai vis dar Lietuvoje stebime globėjų trūkumą. Vaikų globėjų, tų vaikų, kurie neteko tėvų globos. Taip, tai tikrai stebime tą trūkumą. Šeiminiuose namuose, institucinėje globoje vis dar auga virš 900 vaikų per visą Lietuvą, jeigu matuotume. Tai minimum tokiam skaičiui mums reikia globėjų. Ir dažniausiai tai yra paaugliai, ar ne? Dažniausiai tai... Nesiryžta žmonės priimti į savo šeimą paauglių, nes bijo tam tikrų galimų galbūt iššūkių. Taip, dažniausiai tai yra paaugliai, neretai su įvairiausiais emociniais sunkumais, negaliom, sutrikimais. Tai suprantam, kad tos baimės yra normalios ir pasvertos turbūt žmonių, bet kviečiu visgi pagalvoti apie globą, nes tapus globėjų visada šalia yra ir globos centras, ir globos centrų specialistai, ir papildoma pagalba, kur tikrai kokybiška pagalba ir laiku suteikta tuos poreikius gali atliepti. Tai šeiminiuose namuose tikrai neretai vaikai gyvena netgi pakartotinės trauminės patirtis patyrę ir ne po vieną kartą buvę paimti iš šių biologinės šeimos. Tai turbūt normalu, kad tie vaikai ir elgiasi galbūt sudėtingiau, iššūkių daugiau kelia, bet tai nėra priežastis jų negloboti, nes jie lygiai taip pat nori šeimos ir saugumo iš esmės. Taip, grįžkime prie socialinio darbuotojo profesijos. Kokių savybių reikia žmogui, kad jis galėtų būti socialiniu darbuotoju ir sėkmingai dirbti? Ko reikia? Šiandieną kažkaip prieš ateidamas apie tai galvojau ir galvojau, kas svarbiausia yra šitoj mūsų profesijoj. Tai man atrodo svarbiausia yra gebėjimas klausytis, o dar svarbiausia išgirsti, ką kitas sako. Tai čia man atrodo esmė ir kai mes ir dirbame su paslaugų gavėjais, su suaugusiais, su vaikais, tai labai svarbu mokėti klausytis, nes už pasakytų žodžių labai dažnai slepiasi ir atsakymas. Tai man atrodo, tada svarbu išgirsti tą atsakymą ir tada teisingą linkmę pakreipti. Jūsų manymu? Tai jau daug paminėjau, kad geras socialinis darbuotojas nebūtinai profesionalus, tai vat reikia profesionalumo, kompetencijų, reikia tokių, kad mes suprastume, kad turime dirbti su savimi, reikia daug savistabos, reikia objektyviai dirbti, nes kartais tas subjektyvumas mūsų darbe labai tikrai gali
dėl jo atsitikti taip, kad bus tam tikri sprendimai priimti neteisingi. Tai vat objektivumo, noro tobulėti, noro girdėti, noro mokytis, visada socialinis darbas net ir kažkokiose nepasisekusiose situacijose, jis visada priverčia judėti pirmin. Net nesėkmė yra patirtis. Ir nesėkmė kūrė tą gyvą tikrą praktiką, tai vat reikia ir lankstumo, ir atsparumo socialiniams darbuotojams, ir visų kitų kompetencijų ir gebėjimų, kaip ir kitose profesijose. Tokių bendrinių. Viceministrė, ką Jūs galvojat, kokių savybių reikia socialiniam darbuotojui? Taip, iš tiesų kolegos labai tiksliai vardino, tik šalia to aš dar galvočiau, kad reikėtų pridėti ir kritinio mąstymo. Nes kartais, kuomet klientas ateina su konkrečia situacija, su konkrečia problema, be abejo, klausantis jo, tu pradedi tarsi nejučia mintise dėlioti tą galimą intervencijos planą, ar ne, tą tarsi pagalbos planą, kokius žingsnius reikėtų pradėti daryti, kad žmogui galinti, kiek įmanoma, kad jisai pats tą situaciją spręstų. Bet turint žinių šiek tiek apie, sakykime, įvairius procesus visuomenėje vykstančius, tarsi įsijungia tam tikrą prasme kritinis mąstymas, kad ar galima, ar negalima, ar tai įmanoma, ar neįmanoma, o ką reikėtų padaryti kitaip. Ir tu tą situaciją nuolat tarsi peranalizuoji, ką reikėtų, ar galėtume padaryti truputėlį kitaip. Tai tas kritinis mąstymas, jisai, aš manau, kad vėlgi yra svarbus siekiant, kokybiškai teikti tas paslaugas žmogui. Kur galima įgyti socialinio darbuotojo profesiją? Jau Jūs minėjote, aš supratau, kad skirtingose vietose Jūs jas įgyjo. Taip, aš kaip ir minėjau iš savo patirties, aš studijavau 2 aukštosiose mokyklose, tai Kauno kolegijoje ir vėliau Mykolo Riomerio universitete. Tačiau, jeigu neklystu, berods 15 aukštųjų mokyklų Lietuvoje, tai yra tiek kolegijose, tiek universitetuose, skirtingose Lietuvos miestuose galima socialinio darbo studijas baigti. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie socialinio darbuotojo profesiją kalbėjome su Sauliumi Davainiu, socialinės apsaugos ir darbo viceministru, Alina Šukevič, Valakampių socialinių paslaugų namų padalinio vedėja, bei Dovydu Španageliu, SOS vaikų kaimai Lietuva globos centro vadovu. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie. Dėkojame. Ačiū.